Sveiki, aš jums papasakosiu apie senovės lygintuvus. Sakoma, kad prieš kelis tūkstančius metų atsirado pirmieji lygintuvai. Būdavo 3 tipai. Būdavo kaitinami ant ugnies, būdavo spiritiniai. Su spiritiniais dažniausiai lygindavo tėveliai. Na ir dar būdavo štai tokie angliniai. Atsidarydavo, ten buvo įdedamos karštos anglis, dažniausiai buvo įdedamos iš pečiaus. Tuomet uždarydavo ir palaukdavo, kol įkais ir pradėdavo lyginti norimą medžiagą. Įspėjimas: būkite atsargus. Nesudeginkite lyginamos medžiagos, kadangi anglis dar labai tepa, tai neišsipurvinkite savo rūbų ir lyginamos medžiagos. Na, o kai atsirado elektra, atsirado ir pirmieji elektriniai lygintuvai. Jie yra įkišami į rozetę, įpilama truputėlį vandens ir net kai kurie valdomi mygtukais. Įspėjimas: nenusideginkite, nesudeginkite lyginamos medžiagos ir lyginkite saugiai.